Šįryt atsikėlęs aš pamačiau tave, tu ryte gulėjai, taip arti mane, niekados nepagalvočiau, kad tu tokia šlykšti, kai ryto saulė šviečia į tavo snukį iš arti. Jeigu aš galėčiau grąžinti vakar dieną, tai tavo snukį trenkčiau į artimiausią sieną, bet girtas aš buvau ir vėmiau tualete, o kai į kambarį grįžau, tai tu man ištiesiai salfetį ir pasakei, tada varom pas mane namo apie gyvenimą šnekėti, turėdama galvoj, kad mums teks pasimylėti. Kurva, tu kurva, iš vakaro graži, girta man pasirodė, kad nieko dievaži. Kurva, tu pagailėk manęs, aš blaivas niekados nelikčiau ant tavęs. Dezodorantas tavo smirda kariūnų mužikų, kaip snukį išsidažius blogai tau su saiku. Tie šalikštus tavo stringai raudonaus spalvos ir kumščio dydžio kaulas vietoje galvos. Kurva, tu kurva, iš vakaro graži, girta man pasirodė, kad nieko dievaži. Kurva, tu pagailėk manęs, aš blaivas niekados nelikčiau ant tavęs. Čia nėra patogumų, bet tau nereikia jų dėl tavo įgimto kvailumo. Tu šlykštus putlios lūpos ir riebus celiulitas, kai jį matai praeina ūpas, užeina prostatitas. Žodynas pas tave, kaip 3 metų vaiko, kad gaila, kad aš čia ir to prarastoj laiko. Bet kaltas pats esu, debilas ir balvonas, pasidaviau kaip durnius, kaimietis vilionėms. Iš vakaro graži, girta man pasirodė, kad nieko dievaži. Kurva, tu pagailėk manęs, aš blaivas niekados nelikčiau ant tavęs. Kurva, iš vakaro graži, girta man pasirodė, kad nieko dievaži. Kurva, tu pagailėk manęs, aš blaivas niekados nelikčiau ant tavęs. Aš noriu jūsų paklausti. Taip, klausimas. Koks buvo jūsų Velykų stalas? Paklota buvo palendvica, kiaulienos riebaliongos buvo daug, buvo, pernai buvo vynas užrauktas. Aš papasakosiu, ką aš valgiau. Tai prašom. Tai užkandau. Pirmiausia, pradėjome nuo silkės su duona. Labai skaniai čia šį kartą padarė šeimininkė mums. Silkė tokia, žinot, su morkom ir... Pereisim prie politinių aktualių. Palaukit, aš noriu papasakoti, ką aš valgiau, negu jums su šiktai neįdomu, kaip aš valgiau. Žinokit, su šiktai pofik ir neįdomu, kaip jūs ten valgėt. Aš valgiau varškės pyragą su spanguolių kisielium. Ar tai ką man atsiprašau dabar jums už tai užpakalį pabučiuot? O gal padaryt dirbtinį kvėpavimą burną į užpakalį? Ar gal jums... Bet jūs jo nesusigundėte? Anksčiau jūs taip mėgdavote. Varškę? Taip. Duokit. Imkit kažkiek.
Tai jūs varškė, aš atsiprašau, kaip smėgma. Tai čia ir smėgmas ir yra. Jūs paaiškinkite žmonėm, kas yra smėgma. Kas yra ta varškė, kurią aš turėjau galvoje. Nu, jūs truputį jau perlenkėt, net elitinis radijas negali sauliaisti tokių, žinote, barbariškumų. Kiek jūs per dieną iškakojate? Aš jau praeitoje laidoje sakiau, aš iškakoju, 2 kilogramus. Priklausomai, jeigu gaunu pavalgyti. Aš labai atsiprašau, jeigu jūs 2 kilogramus per dieną iškakojat, melžiamasis, tai labai poniškai valgote. Čia yra saugusio dramblio patelės iškakojimas. Bet aš valgau bulvės, aš valgau kruopas, aš valgau duoną. A jūs papas mėgstate? Mėgstu. Vat mėgstu. Žinokit, aš pažįstu vieną žmogų, toks veidas, pupa visiškai. Pupų karalius. Žmogus vaikšto kaip rumūnų pasienietis su tokiu paltuku ir su tokiais karakuliais šitas kalnėlis žinai, ir smirda prakaitu, čia visi mes, ir pupa veidas, pupa. Pupa. Žmogus, aš su juo vieną kartą bandžiau ir permėgoti ir pasižiūrėti, kas pasividui kertelės jo pupos. Vat jūs norėjot permėgot, vat grįžkim atgal prie to. Su kuo jūs dabar mėgat? Nereikia man scenų pavydo. Aš mėgu dabar vienas. Nu gerai, aš mėgu su pripučiamu vyru. Bet atkreipkite dėmesį, ne su boba, ne su kokia, o vyru. Iškrypusią prostitutę, o su vyru. Teisingai. Kiek jūs esate plasmasinių lėktuvų modeliukų per gyvenimą suklijavęs, leiskit sužinoti? Aš matot, modeliukais nesidomėjau, aš labiau toks prie vandens būdavau. Vonioj, ką nors padaryti, žinote. Suteškenotės. Jūs vaikystėje, girdėjau tokią istoriją, jūsų mama man pasakojo, kad kai buvot mažas, tai plasmasinį ančiuką vonios. A jūs mano mamos nelieskit? O prie ko čia mano mama dabar? Aš ančiuką liečiu jūsų, jūsų mama man pasakojo. Ir tėtis patvirtino, kad jūs vieną kartą plasmasinį ančiuką žaisdamas vonioje, būdamas pusės metų galamžiaus, ar kai tik jūs pagimdė, jūs gimdė vonioje, kiek aš žinau, iš tą ančiuką susikišot savo į burną ir buvo priversti daktarai su to, kur pumpuoti į klozetą, kai užsikemša išpumpuoti jums, kad tas ančiukas iššautų pro jūsų mažą užpakaliuką. Mano mama negalėjo jums to pasakoti. Aš atsiprašau, tai gal pasakojo Puškinas tada. Tai gal jums ir Puškinas sakė. Aš atsiprašau, aš šiaip norėčiau paskelbti senai buvusi tylos protestą. Šitoj radio stotį prieš jūsų nežabotą įžūlumą. Nu tai jūs patylėkite. Jūsų profilis, žinokit, man primena iš senovės romėnų vazą. A jūsų profilis man primena pupą. A ko jūs dabar kalbate, jūsų tylos protestas, kur? Patylėkit. Aš užsičiaupsiu 5 minutėm. Ir patylėkit. O Kudliukai pas jumis, kai buvo Rusų dramos teatras, kur senas, kur nugriovė. Pas mane Kudliukų nėra, aš jūs nusiskutau. Vėl jūs pralaimėjote man šitą principingą lažybą. Jūs vėl prakalbote. Aš kalbu ne į radiją su jumis. Jūs bajūdamų tylėkite, jeigu tylos protestas. Gali patylėkite. Vat ir tylėsiu. Ir tylėkit. Tas, kur kaukės buvo ant Rusų dramos teatro, kur dabar komercijos tas centras, Jagailos gatvėje, tai kaukės vienas buvo, kur šypsosi burna, kita užsirūstinusi. Tai pas jumis tokia burna, kur užsirūstinusi. Man atrodo, jūs vėl prakalbote. Aš atsiprašau, aš palieku studiją, viso geriausio. Ir eikit iš studijos, duris, taip. Na kągi, toks mūsų šiandien buvo Radio Rytas, malonus klausytojai. Gal kam nors ir negerai gyvenasi, gal kas ir pinigų neturi, ar žiūrėk ir prabudęs rado lovoje save vieną, be vakarykščio peteliškės, kurį nukabino kur nors. Bronis, jūs durnas. Aš atsiprašau, uždarykite duris. Sėkmės jums, gero širdiškumo, nežabotos laimės, likite su Užupio radiju, dažnai žinote, arba priešingą atvejs pas jumis atspindėtas jūsų radio imtuvuose. Viso gero, iki malonaus. Palaukite, Česlovas, palaukite. Gerai, laukiu. Einam. Bet jūs gal manęs taip nesakykit niekada. Gerai, nesakysiu, gerai.
Va, dar tokia įdomi žinia mus pasiekė iš Naujosios Zelandijos. Vienas prefektūros Wellingtono gyventojas susikonstravo pats savadarbį lėktuvą, su kuriuo apskrido 15 kartų aplinkui Žemę ir 2 kartus aplink Mėnulį. Na, iš ties neįtikėtina visiškai informacija. Tačiau ko tik tai nebūna šiam amžiuje. Ko tik tai dar nebūna. Na ir sužinokite, kad kiaulės bezdalai smirda 4 kartus smarkiau negu žmogaus. Tai čia tokie japonų mokslininkai. Atsiprašau, man skambina. O mes, va, žiūrėk, dirbam Europos kažkokiam ponui. Radijui. Nu, Taip. ponas tik tai pinigus skaičiuoja. Ko jūs spjaudot savo seiliam, prakeiktom, kai šnekate manęs tikšta jūsų seilė? Aš nelaikau seilių, sergu lyga. Jūs atrodote kaip Elienas iš Leitenantės Ripley nuotykių. Taip, aš esu Elijas iš Jėzaus kančios. Kažkiek esu panašus į italą, žinokit, savo to profiliu, tai reališką nosim. O jūs, gerbiamas bronius, panašus man į kiaulės ir bulvės mišinį. Jūsų profilis. Aš paprašysiu vėl atsimti savo žodžius atgal. Jūsų profilis yra labiau panašus į uzbeko. Arba... Aš jūs toj pat prašau, meldžiamasis, atsimti savo žodžius atgal. Lietuvio. Aš toj pat jums, žinokit, aš tirsiu to jums. Jūs Talibanė galėtumėt, jūs što elkite. Aš jums ko jūs kurva dabar man užsisakėt savo kelnes? Jūs ne žmogus. Jūs palemonas, jūs mat. Aš jūs ir išprovokavau, jūs teroristas, jūs mane terrorizuojate radijoje. Aš jūs toj patė. Jūs Al-Qaeda, jūs šitas. Aš Al-Qaeda. Pratęskite, apie ką jūs ten norėjote apie tai. Norėjau, kaip tik tie ruskiai, sakau, jūs man dar čia pagrokite, aš jums galvas kažką. Nu, ir jie pripažino, kad jie tada... Čiurbanas jūs kažkoks vis tiek. Patilėkit jūs. Bulvelė. Jūs nenormalus žmogė. Bulvelė, kraujomaišininkas, bulvelė, bronius. Jūs, aš žinokit, nenorėkit, kad aš jūs paklausiau, ar jūs papas mėgstate. O kaip ten pas jūs, apsigimimo gal pažymį pastebėjote? Baikite, aš jums prašau ant manęs. Kodėl jūs rėkite apie radiją iš pat ryto? Atsiprašau labai, aš jūs apspjaudžiau. Žiūrėkit, pas mane šitas dantis, matot, iš... Jūs visą laiką turėdavot spirito, įpilkit man biškį. Palaukit biškį. Prašau. Dantenos kraujuoja, matot, man reikia prasivalyti. Jums trūksta vitaminų, matau. Tai aš norėčiau užbaigti istoriją. Tai Aurutė Razmarataitė paskolinau savo mašiną, tegul galvoju vėžinasi bobą. Ir daviau jį raktą nuo mašinos, dokumentus ir pas mane mašinos raktas su namo raktų yra kartu. Nu, vadinama to namo. Tu turite gyvenate ūkiniai bendrijos. Mane nenervinkite. Tas jūsų skladukas, vagonas, tas, kur seniau badautojai gyveno, nereikėtų namų vadinti. Nu, kodėl jūs čia šitaip? Badautojų vagonėlio, kuris atiteko jums, atsiprašant, jūs galėtumėte ir padangas nusipirkti, nes dabar, kaip sakant, tas vagonėlis jau į purvą sulindęs visas, nu. Šnekėkit, gudruolį. Nu, ką aš negaliu. Aš žinokit, aš jūs skaituoju. Gyvenat savo vagonėlį. Aš žinokit, jūs žinot, kur pas manęs vagonėlį yra tualetas? O, klausimas įdomus. Tu ten pat, kur virtuvė. Liukas dugne prikakoju ir nuvažiuoju į kitą vietą. Todėl aplinkui mano namelį, vagonėlį pilna tokių krūvelių. Jūs iš pradžių turėjote ar seksą su moterim, ar seksą su vyram, ar paprasčiausia masturbacija? Nesakysiu. Jūs privalote atsakyti. Radijas turi tarnauti žmogui. Turite atsakyti klausimą. Neatsakysiu. Nu, kodėl dabar neatsakysi? Pirmą jūs pasakykit. Aš pirmiau turėjau seksą su moterim, dėl ko iki šiol spjaudausi kraujais. Jūs tą kiaulę, kurią... Nelieskit šito, nereikia, prašau. Kurios nuotrauka aš jūs maldauju, nereikia čia smūgis žemiau juostos, nestatykit manęs nepatogią padėtį. Ta kiaulaitė... Mes kalbėjausi vis, kad mes pamiršime tą kiaulę. Jūs kiaulaitę vadinat moterim. Nereikia šito, aš vis maldauju. Jūs vadinate moterim. Bet kad jinai buvo moteriškos lyties kiaulaitė. Kiaulė Zuzana. Oi, mes nekalbėkame, bet aš maldauju jumis. Kiaulė Zuzana. Aš žinokit. Bronius dar kažkada buvo sėklintojas, kolūkio sėklintojas. Va, kaip jums, broniusai, oras? Va, dabar pagerėjęs oras, tas visur žolytė, visur tas šiluma, tas atsigauna žmogus. Oras fantastiškas, džiugu, kad atėjo pagaliau pavasaris, jau griaudėjo ir perkūnija, ir dažnas iš mūsų yra nubėgęs prie vandens
Kelkinio... Nuvalykite mikrofoną dabar. Čia. Nuvalykite. Na. Aš pats su pačia buvom, žinot, mano pačia, tai gal greičiau pats. Su pačiu buvom nuvėję į dervės upelį, prabridom pasiraitoję keliašnės kelnių iki pat Karoliniškių, nuo pat Viršūniškių. O mes jau girdėjom pokalbis, su kokiu Frankensteinu ten Bronius vaikščiojo. Man pasakojo apie jūsų draugą, tai sakė, galva tokia dvigubai didesnė už jūsų. Toks kuprotas, Paryžiaus katedros Kvazimodas. Iš kur jūs tokį randat? Nu, šiaip simpatiškas žmogus. O šiandien papasakokit jūs daugiau apie savo draugą. Man jokingiausia tai, kad pas jumis ant kelnių susiformavusios 3 dėmės. Prašau apie kiekvienos jų genezę paaiškinti. Šita viena dėmė, čia vyną geriau. Geriau vynas. Yra Monikutės kaprizas. Kainuoja 6 litai, 30 kažkur. Kalvarijų 101 kampas, kažkur yra toks bariukas, toks šaliuotė iškaltas, užėjau vidun, o ten su harmonika žmogus groja ir girtos bobos šoka. Na, bet gavau nuo ruso į galvą vieno, nesusitariau. Atsipato atsigeriau vyno. Nu ir kai vyko tas buitinis konfliktas, tam barėtai ta vyno mane aplaistė. O kita dėmė, tai yra to žmogaus kraujas, nes daviau į dūdą. Taip, kad jūs gavote į galvą ar davėte dūdą? Ir gavau ir daviau. Tai kaip sakant... Ko jūs klausinėjot manęs? Ai! Nu, bet paklausinėkit. Ai! A dabar paklauskit, iš kur 4 dėmė? Iš kur 4? Ai, dėmė! Va, jūsų krauja. Prezidentą. O kaip taip rankom padaryti? O kaip čia daro? Kaip darželį. Pucką padaryti. Senas bajeris čia. A šitą, žinot? Ko? Džigi. Džigi. Palačka, viručialačka. Klausykite, pardavėt savo skoną, kaip žadėjot kaimynai? To, kad aš jos ir neturėjau, aš jums pamelavau. Aš dar ir seniau savo tą žiguliuką, jį rūpinosi juo, ką daryti man. Aš, kažkada išgeriau jums taip lengvų liežuvių. Gal galvojau pirkti. Prisitriokinot biškį. Primelavau. A jūs esate ką nors darželį pavogęs vaikystėje? Nu, matot, aš sunkiu metu gyvenau, darželį nebuvau, man dirbti reikėjo. Aš nuo mažų dienų dirbau. Jūs kolūkėje, jūs 46 metais. Aš visą gyvenimą kolūkė akmenis rinkau. Rinkau, kur traktorius važiuoja ir akmenis renka žmonės. Jūs pato iš jūs spausdavot savo akmenonę? Ne. Nespausdavot akmenonės? Ne. Ir nevalgydavot akmenonės? O jūs man atsakykite, padėjęs ranką ant širdies. Jūs mėgstate nuogas prieš veidrodį, kai nieks nemato žongliruotis? Nelabai, žinokit. Aš turiu bėdą, žinokit, toks įprotis, kai pradėjau, tai kaip internetas, žinokit. Atsistoviu vieną savo prieš veidrodį, šviesą jungiu ir žongliruoju nijosi nuogas vienas prieš veidrodį. Bet, žinokit, tai mano karmai padeda. Karma kamilijonai. Nu, aš matot, Ošo meditacijos centro daugiau visų tas. A, jūs turite patalinės erkių pas save namie? O, turėjau. Turėjot? Bet įsigydžiau. Klausiau, iš kur? Sako, nuo svečių. Tai žiūrėkit, ką į svečius atsivedat, ponas erkių kolchozo viršininkė. Erkių maišą. Aš žinau, kad turėjau erkių, patalininių erkių. Aš kai gydžiausi nuo chlamidijozės, tai man antibiotikus leido ligoniniai. Nu ir taip man suleidžia į vieną. Ir žiūriu, toks vabalėlis vaikšto ant rankos. Galvoju, nu kas čia gal. Nu, Kolorado vabalas. Ne, tai mažiukas, kai mikropointas. Boružė, amaras gal. Nu ne, amaras tai didelis toks kaip sklandytuvas. Karkvabalis, nu. Nu ne, nusakau, patalinės erkė, nu ką čia, tiek durnas esi. Iš karto reikėjo sakyti, kad apie erkės kalbam. Bet visa prieš istorija ir buvo apie erkės. Aš jūs įvedžiau į kontekstą. Jūs apie erkės nieko nekalbėjote. Aš žmoniškai įsivedžiau į kontekstą, kalbėjome apie erkės. Nekalbėjom, gerbiamasis. Aš labai atsiprašau, tik pats tupiausias žmogus galėjo nesuprast, kad čia buvo. Aš tikrai galiu paklausti, va dabar radijo visų, va tie, kur per stiklą žiūri, kad mes tikrai nekalbėjom apie erkės. Aš buvau užsiminęs apie erkės ir pradėjau netgi jūsų klausti, ar jūs turite. Palaukit, klausimas. Nu gerai, ar kalbėjome apie karkvabalį? Apie karkvabalį pakalbėjom, bet jau po to, kai jūs susimovite su erke. Ne, aš nesakiau, mes nekalbėjom, jūs esate, jums vaidenasi. A jūs turit karpų ant dantų? Ne. Parodykit, išsižiokit. Ne, nerodysiu. Nerodysiu, neprašau. Aš būsiu priverstas įkišti savo specialų prietaisą tada jums. Išsižiokit geruoju. Burną
Nu va, vieną matau. Va, karpą ant danties tikrai matau. A jis supuvęs čia ar sugedęs pas jumis? Ne, aš čia karpą nuo piršto nukandau ir ant danties, aš nuvalyti ją galiu, va. Va, nuvaliau. Nespjaukit ten lėkštę kam nors. Nuvaliau, čia negali ant dantų karpos, ne. Bet prie ko jūs tam merkiam kažkas? Nieko nesupratau, iš kur jūs tam? Žinokit, jūs gerai išsisukot, kad išspjovėt tą karpą. Jūs norėjot prisikabinti prie manęs, jūs norėjot paklausti, kodėl tą karpą jūs pradėjot nuo kažkokių erkių, tai yra, jūs nepradėjot kalbėti, bet užėjo kalba apie erkės ir jūs priminėt man karpą kažkokią. Kodėl masikokit rankom jūs vėją keliat ir vėjus šneka? Norėčiau dar pasikalbėti, o šiaip ar jums didelę įtaką padarė Yves Saint Laurento pasitraukimas iš jo mados namų? Prašau pakartoti. Pajuokavau. Kaip gyvenat, jums, pavyzdžiui, šitas. Ar praėjo jūsų ta nervinis dermatitas? Nermatitas man praėjo. Dar liko žydinėlių tokių lokalizuoti visi, pažiūrėkit, kerpligė, raudonoji plokščioji kerpligė, va čia yra. Nes tas sveikatos ABC žmonėm. Va čia, pažiūrėkit pas manęs. Oi, tai čia jums jau senai. Čia primena Mėnulio veidą netgi šitas. Nuo senovės neužsitraukė jums tos žaizdos. Jūs žinokite, patepkit ko nors. Yra dabar mostelių šitų visokių vaistų. Aš patepu ir hormonus. Nes šitas dabar vaistinėse labai šitas urea kremas 5 labai reklamuoja. Aš tai cinko tepalų tepu. Žinokit, aš paskaičiau tas urea, kas yra tas urea šlapalas. Jeigu imkime logiškai mąstyti, kas yra šlapalas? Myžalai. Taip, tai aš dabar kiekvieną rytą primižu bliūdą ir maudausi. Nes tai padeda odai. Ir kraujo apytakai labai sveika. Ir šlapimo apytakai labai padeda. Labai padeda. Labai išsimaudyti šlapimo bliūdė, žinokit, iš pat ryto, tai yra tikrai išties labai, kad ir toks senovės egiptiečiai žinojo. Ir senovės egiptiečiai statydami piramoidės pildavo šlapimo cementui, kaip kad šiandien mes vandenį pildame. Taip, ir mes dabar matome, kokios stovi piramidės. Čia jums ne, taip vadinami dangoraižiai, kur toj nugrius jau atsvyra. Arba patikrintas istorijos faktas, kad Kleopatra irgi maudėsi asilo šlapime ir buvo labai graži moteris buvo. Labai vyrai pasimylėdavo, po to galvas nukirsdavo. Kam asilo ir Kleopatrai? Visiems. Atsiprašau. Didškepsnis suvalgiau su smėgma. Palaukit, ar tik nebūsite pagadinęs oro dabar? Pagadinau. Aš jums buvau nupirkęs Gariūnuose katalizatorių, kur įdeda į vaikiškas mašinėlės. Į užpakalį. Atsiprašau, man atrodo, bronius, jūs kažkada esate skaistybės žiedą nešiojęs. Ne, aš... Buvo jau, nemeluokit, tarybiniais laikais, kai gaudė ir baudė už homoseksualizmą, jūs seniau prie akimirkos restorano vaikščiojat su nekaltybės žiedu. Kalbant apie žiedus, aš pripažįstu, kad turiu žiedinį raumenį, kaip ir kiekvienas žinduolius. Tačiau, bet jūs minėtas skaistybės žiedas, tai žinot, diržas. Čia iš fantastikos ryties tikrai. Čia iš fantastikos bet ryties. Aš jau girdėjau tokius gandus, žurnalistai šneka. Jūs tikrai galite paneigti, kad jūs ne tai? Neturit? Jūs norėtumėt, kad aš tepinėlį jums išimčiau pro burną? Jūs prisikalbėsite man, mielas širdingasis ponė Česlovai. Tai aš dabar, matote, susimąsčiau, kad jūs reiškia iki 13 metų nelaikėt šlapimo ir visą laiką šlapindavot į lovą ir tas įprotis liko iki šių dienų. Žinokit, aš jums papasakočiau, kad šventinė proga tai ir papasakosiu. Aš ne tik šlapimo, aš ir kalo nelaikiau. Žinokit, va toks ekstravagantiškas, neekstraordinarinis atvejis su mane. Aš iki 10 metų nemiegojau, nuo 12 pradėjau kalbėti, ale vot ejakuliacijas pradėjau patirti nuo 2 metukų, žinokit. Pasąmonės tos. Dar kai darė mano mamai rentgeno foto ultragarsio per pilvą vedžiojo su bumbuliuku, tai jau pastebėjo, kad aš dar negimęs pradėjau analizuotis, įsivaizduojate? Tai palaukit, čia jūsų mamai, ar neatsimenu, ar kiaulė iš tėvuko pusės kiaulinas buvo jūsų tėvas, ar kiaulė buvo mama? Mano mama kiaulė. Sveiki, kolega Filadelfija, 100 metų. Na, sveiki, prie mikrofono, žurnalistas, radio žurnalistas Filadelfijos. Na, sunkiai politinė situacija, kai šitas lietutis nuplovęs Daukantą iš čia dulkeles.
Na, tai štai. Grįžus į radio studiją, užupio radiją, kaip sakant, žinielėmi ekspresą. Tylėkite, jūs pidarastas, kaip jūs šnekate apie radiją. Česlovas, išvarykite į lauką, aš negaliu. Filadelfijos, būkit geras, prašau, išeikite. Išvarykite iš radijos studijos. Atėjot girtas pas mus. Pidarastas, vėl prikvėpavo visą užrasojo. Na. Tai sovietmetį mes pamiršom. Aš nesakykit sovietmetį kaip Lensbergis, tarybiniais laikais. Pavyzdžiui, man visai gerai gyveno. Man irgi. Nekosėkit, jūs dabar norit kosėt, jūs išsižiojat ir seilę ištiško pas jumis. Jūs mane aptaškit iš pačio labo ryto. Tarybiniais laikais pastatoma Baltijos laivų gamykla. Šedevras. Visą Klaipėdą čia prisiknyso. Mes apie jūros šventę Užtenka apie tą jūros šventę kalbėti. Jūs gausite savo pupos galvą. Ateikit čia, ateikit. Jums. Čia atgal. Nereikia. Prašau patylėti ir Klaipėdos miestos. Ateikit apie savo tą Klaipėdos jūros šventę vienas. Aš iš jums darysiu grimasas iš jūsų nugaros. Tai ir darykite. Ir darysiu, pasižinokit, kirmeliukai paplaukus vaikščiai. Tarybiniais laikais buvo nuostabus. Braninosis Patiomkin, ten buvo kadras, kur kažkokia duona rankose laiko ir per lūpą pažiūro į ten kirmelėliai, kažkokie lėliukės. Atsiprašau, jūs šitą... Mūsų tai pasijumis ant galvos lėliukės. Kas į studiją atneša šitą ikoną? Čia jūs su rusiškom ikonom vaikštote į studiją? Ar čia tam, kad nieks nepagalvotų, kad aš žydas? O va čia jūs protingai. O tai žinau, kad turiu galvą ant pečių. Aš jūs ištepsiu vilko taukais, kad jūs eitumėte gatvį ir visi šunės ant jūsų loto. Oi. Eis bronius, visi šunės. Žinokit, mano svajonė yra eiti su nuoga erekcija per lauką. Ir kad šunys visi lot. Ištepti pimpaliuką medum. Ir kad bitės. Žiūrėk, kokią mešką dar ir pradėtų vytis meduko palaižyti. Meduko palaižyti. Kaip tik studijoje Kauno reikalų žinovas, Kauno istorijos puoselėtojas, rinkėjas, akmenukų nuo Nemuno deltos, ponas Budulis. Labadiena, gerbiamas. Labadiena, čia Budulis kalba. Sveikinu visus su jūros švente. Labai pasiruošiau apie savo gimtą miestą Kauną papasakoti, kas, kaip ir kur atsidūrė. Žodžiu, buvo dvi upės. Vilija ir Nemunas. Vėliau Vilija pervadino Nerim. Nuo pat senovės Kaunas buvo labai hierarchiškai sutvarkytas. Visą laiką buvo kunigaikštis ir valdovui nusilenkęs kepurėlę atiduosiu, bėra į žirgelį. Nu, žodžiu, Kaune iš karto susiformavo 4 gaujos, kurios valdė viską. Tai Pili, Senamiestį, Rotušę ir tą vietą, kur užliedavo. Žinokit, labai man į galvą degonis davė, tai žinokit, gal bėgu su kanopėlėm į Palangą pasimušti su marozėliu. Marozėliais. Aš sukėliau aš muštinės aš karinai. Atsiprašome, gerbiami klausytojai. Tęsime mūsų istorinę pažintinę laidą apie Kauną. Ateikite, Česlovas, ateikite. Nu, tai apie Kauną papasakok. Jūs nenorėtumėt man įkišti ranką į kelnę? O kas ten pas jūs yra? Vat jūs įkiškite ir surasite pats. Bijau, kad rasiu gintaro gabalėlį, jūros šventės gintarą. Na, jūs neteisingai atspėjote, aš pats jūs atsisegu, prašau, ištraukit. Ojoj, šudukas. Nu, čia nėra šudukas, čia gemoglobinas. Ai, fui. Čia pavalgykit, čia šokoladas vaikams duoda. Vaikams duoda. Aš jūs norėjau taip išdurti. Prikolas. Prikolas. Jūs truputį turėkite mažiau gomofobijos, mielas ponas Česlovai. Aš negaliu, nes kas antras gėjus dabar. Man, žinokit, seniai su jumis viskas aišku. Jūs pripažinkite pats savo uždėjęs savo ranką, kur norite, esate latentinis gėjus. Esate, kitaip tariant,
pidarastas, Palaukit. kuris nenori to pripažinti, tačiau mintise, jo homoerotinėse svajonėse, taip ir mato save apsikabinusi su kokiu nors pasenusiu vyriškiu. Ir pažiūrėkit, jūs pakelkit pilvą savo, pasis celiulitas, koks nemalonus. Ten ne celiulitas, ten celofaninis maišiukas. Aš laikau, kad riebalai garuotų nuo mano pilvo. Nu, aha, čia pažiūrėkit, pasiūr. O kas čia ištatuiruota? Čia netatuiruota. Aurimas ištatuiruota. Kas tas Aurimas? Čia man Aurimas pats su tušinuku užrašė. Čia man Aurimas užrašė su tušinuku. Tavo Aurimas. Tavo draugas. Tai kas tas toks Aurimas? Ką norit pasakyti, kad čia jūsų studentas koks nors? Nepatikėsiu. Kiek jums pasakyti? Čia mano nauja pažintis jūros šventėje. Čia aš susipažinau su žmogum. Nelyskit į mano asmeninį gyvenimą. Jeigu jūs norite toliau apie istoriją, šnekam istoriją. Jeigu ne, baigiam laidą. Aš norėčiau sužinoti, kiek jūs paskaitų per savaitę dabar turite. Jeigu ne, aš jums sakau, baigiam laidą ir viskas. Paleidžiam dainelę. Aš jums klausiu paskutinį kartą, kiek jūs per savaitę turit paskaitų. Ai. Kodėl pas jumis vyriškos kelnaitės dabar bumažnikė? Tas padvedėjo vietas matosi. Čia šokėjo stringai, o prezervatyvas, kaip jūs pavadino, čia yra nakties dovana man. Vieną kartą žiūriu, žmogus geina samagono padauginės. Nu ir galvoju, aš jį pakabinsiu, kol jis nieko nesupranta. Nuvedžiau namo, nuprausiau jį viską. Aikit. Nu, jį išprausiau, išmaudžiau švarius rūbus, aprengiau nors biškę, kad pridengta gėda. O jis pasirodo išsiblaivęs. Kurgi ne? Oi, gavot iš kuloko į zubus turbūt. Ir zubus gavau ir dar patratijo mane. Dar pinigus pasiėmė visus. Ir likau dar durnas. Ir dar visam kaimui apskelbė. Aikit. Nu, tokioj situacijai, žinokit, reikia patylėti biškį, patylim. Nu, ką mes čia apie savo vasaros meilės... Aš tai dar noriu jums vieną tokią pasipasakoti, jau atvirumą. Vasara meilės nuotykių laikas. Kažkada norėjau stoti į mediciną. Nu, ir dirbau keletą metų sanitaru. Operaciniai. Nu, čia kaip mano... Čia kaip jūs, man atrodo. Nu, ir kartą buvo atvežę mums tokį senuką. Nu... Neišgyveno žmogus, tai jį iš karto į atliekų konteinerį, kur kojas nupjautas meto žmonių. Nu, ten dobė tokia buvo, vadinom panatominė dobė. Tai aš sulaukęs, kol atėjo vakaras ir saulūžė žibėt nustojo, pasikavojau po operacinės stalėlių ir odijalų užsiklojau. Ir tada, kai daktarai užrakino duris ir sanitarai išėjo, liko tik būdintis senukas, tai aš tą negyvą senuką... Nepasakokit tokių dalykų. Aš jau žinau, jūs vėl prie to paties grįžtat. Ne. Klausiau. Aš jį ištraukiau iš dubės, nu ir pradėjau žaisti su juo. Aprengiau jį tokiu mergaitę, iš pradžių aprengiau, ten buvo rūbų. Po to nurengiau nuogą. Atsiguliau pats nuoga šalio jo į lovą. Nu, po to žaidėm su jo daktarus. Nu, ir po to palikau, kai buvo dobė, nieks nesuodė, ryte vėl atsidarė duris, aš iš po operacinės stalo, išlindau, nieks nematė ir aš likta jau darbe. Nu, Bronius, mes esame funduojami ES lėšomis už toleranciją, mes turime kalbėti per radiją, kad žmonės toleruotų gėjus. Aš visai nenoriu, kad iš jūsų prakruštos burnos eitų žodžiai apie mane kaip gėjų. Aš jūsų neprašau šito. Jūs pats esate galbūt ir negėjus, bet jūs gyvenimo eigoj juo tapote ir to fakto nenuneigsite. Aš labai paprašysiu uždaryti savo nedakruštą srėbtuvę, ponas Vaflystė. Aš jūs, Bronis, pavadinsiu negėjum, o Klaipėdos pydaru. Avat jums taip. Avat taip. Žiūrėkit, jums net nekraujas, jums sperma iš nosies bėga. Jūs visiškai puolės žemai žmogus. Jūs pats visai raudonasis puslapis esate. Ai. Aš žinokit, apie jumis papasakosiu lietuvių tautos rašytojui Vytautui Petkevičiui ir jūs pateksite į jo juodąjį sąrašą. Į juodąją nemalonę. Taip.
Nu tai šitas. Nu į ką, įvarau tada į bizą patį pasižiūrėti, lokus. Na, einu pažiūriu. Po to apsisuku į davai šūri mūri, pa Basanavičiaus prospektą. Rai, iki 3 nakties. Tai koks gaidys susižiopsojęs. Nukirtu vieną, pinigus susirenku. Koks kitas oblius žiūri, sakau. Ką žiūri tu, ble? Ko tu žiūri į mane? Kas nepatinka? Atvyk čia, nori rasborkių? Nu į tada, su gaidžiais, na vienam kitam, na kitam. Kitas krūmose jau miega iki ryto. Nu į ką tada? Išgeriu vodkės, kakaino dar, kas nors zonovskų ribetų atveža, išnekėt davai, šnekėt, ką neprišnekėja. Šnekam, jau saulelė ateina. Ir vėl tada, nu ką, pereinu dar vieną kartą per Basanavičių, pažiūriu ar kokio... Esi tam pačiam tapkiam pereini. Taip, o ką, paliubomu, dar nuo ko nors batus numaunu geresnius, nu, apsirengiu, viskas. Ir tada pamiegot kur nors. Nueinu, pamiegu kur nors prie laukinių vakarų, atsibundu ir vėl dieną normaliai. Nu, tai žinok, tokių atostogų senai neturėjau. A kiek tokių budulių atvažiavę kaip aš, su visais draugas, su kiekvienu 100 gram nizapadlo išgerti. Į dūdą kam nors duoti. Jūs gal baigtumėt jau, jūsų tas... Ai! Patilėk, žąsinas, gaidys, Jūsų... Oluchas. Gal tave tą pabarškin? Gaidžiau. Tai jeigu tu mane... Tai ko tu dabar mane gaidžiu pavadinai? Jeigu tu bachūras, jeigu tu bachūras, tu manęs nepadarei gaidžiu? Atsiprašau. Aš gaidys, a ne? Ne. Aš tau gaidys? Ne. Jeigu tu mane gerai nusimaunam kelnes, padaryk mane gaidžiu. Nu, padaryk, prašau. Va, jeigu aš tau pidarastas. Jūs pasisukit tada. A, ko tu mane gaidini? A, ko tu mane gaidžiu nori? Aš galiu padaryti, jeigu jūs prašote. To aš tave patį gaidžiu padarysiu. Va dabar išnekam, kas bachūras tarp mūsų, o kas gaidys. Duok 2 litus į Palangą nuvažiuoti reikia. Prašau. Viso geriausio. Prašau. Ačiū. Kur tau ačiū? Ai, gaidys. Oi. Kągi tai buvo rubrika Poilsiautojo žodis. Įvairūs poilsiautojai apspustą mūsų poilsiavietę, mūsų Palangą, mūsų Lietuvos žemčiūgą. Ko pas jūs kelnės suplėšytas, atsiprašau, buvo išėjęs perūkyti. Čia biškai traukiau, norėjau kišenės iš rankos ir, biškai paplyšo. Kodėl klausėte? Kažkaip įtartina. Žinot, numovė kelnės man ir pradėjo tratyti, žinot. Tratit budulį? Tiesioginiam eterį studijai tratyti. Aš jam liepiau, kad taip nedarytų. O tai jis jau seniai neklauso jūsų. Negražu, man nesmagu prieš jūs. Nesmagu prieš jūs. Tai gal aš jums atitaisysiu tą klaidą, tai jūs mane prašom biškį patratyti. Einam. Kągi, dažnas suranda save pliaže vasarą, bėgiojant mažiems padarėliams po jo barzdą, po gaktą, po plaukus. Kas tai yra tie mažieji mūsų pagalbininkai? Tai pliažo sanitarai, kurie nesveikus paliegusius senukus apipuola ar šiaip kokį nedasivyščiusi vaiką užpuola ir įsiveisia pas jį galvytėje, gaktaplaukį arba žiūrėk ir po pažastukais. Štai įdomus nutikimas įvyko Wellingtono prefektūros policininkui Andrew Crawfordui, kuris savo akimis matė 9 aukštų kengūrą. Turėjęs su savim fotoaparatą, pareigūnas staiga nupaveikslavo ir dabar tą nuotrauką galima pasižiūrėti nacionaliniam Wellingtono Maorių muziejuje. Kada paskutinį kartą turėjote sėklos išsiveržimą, leisit paklausti? Šiandien pliaže, smiltynės pliaže. Savaiminis buvo kaip? Ne, stovėjau kaip visada, žmonės gazdinau ant kelio. Jeigu mes susivienytume, mes tikrai... Padarytumėte kumštį, padarytumėte stiprų metalo kumštį. Padarytume? Tu apie kumštį nekalbėk, kad tu to nori apie kumštį man čia pasakyti. Tu nori pasakyti, kad aš čia kaip čia, taip, moksliškai
Masturbuojasi? Ne, aš... Anonizmus? Ne, tikrai neturėjau. Palauk, taip išeina dabar, tu palėtai kumsi mano. Ne, aš norėjau kitų aspektų kokiu? Paliesti. Aš turėjau omeny, kad jūs ir jūsų draugai, kur iš domino... Tai nori pasakyti, kad aš ir mano draugai... Klausykite mane, prašau, meldžiamasis. Aš tik norėjau pasakyti... Tai palauk, aš ir tau meldžiamasis? Ne, gerbiamasis, buduli, nuolankusis, aš tik norėjau pasakyti, kad jūs ir jūsų nuostabus draugai su dominoju sudėtais dantim iš zonos yra gera, stipri ranka su stipru geležio kumščiu, kuris ultraiškis korupcija ir neteisybė. Tai palauk, apie kumštį čia vėl. Aš jums kalbu apie tai, kad kumštis jūsų yra už teisybę. Va čia tau bus kalbėti. Įdakas gaidžiai, pašnekėsit apie mano kumštį, pagalvosit, kad aš anonistas ar ką, tai žinokit. Palaukit, ponas Budulį, bet aš tikrai vieną kartą mačiau, kad jūs masturbavotės. Palaukit, dar ne, ponas Budulį, kur jūs einat? Jūs pasimis, ponas Budulį, aš dar mačiau, kad jūs buvo... Tratytas per... Vat aš dabar norėjau jūsų tokią socialinę temą daugiau paklausti. Apie organų transplantaciją, vat jūs gerbiamas Broniau, kokia jūsų nuomonė? Na, aš skaitau, kad... Jūs kokį organą gali transplantuoti, tai aišku tik savo birką. Jau toks galiūnas čempionas. Bet jūs prie humoro esate. Prie humoro. A užpakalis jūs jau niekam tikęs, išpleręs. Nu, kodėl pasižiūrėkite, pasilenkti, matot? Oi, fui. Galėjote ir nerodyti. Išpleręs. Gal, žinokit, atsirastų žmogus, kur paklotų 100 litų už mano užpakalį. Nu, gal ir atsirastų. Aš, pavyzdžiui, nenorėčiau, žinokit, kad mane... Aš tai labiausiai norėčiau iš viso, kad man iš jūsų organą transplantuotų tai jūsų kudliukus. Kudliukus. Patapsėkit, tarko. Kudliukai. A jūs turit kaktinių utelių? Ne. Užsigydžiau seniausiai. Oi, 20 metų. Kojinės mačiau suplyšusios yra. Ne. Ar tiesybė, kaip jūs sakė, man draugai kurso, kad jūs vietoj prezervatyvo kojinės naudodavot? Nu, negalėtume taip sakyti, Vat įdomu būtų, jeigu jūs per lėktuvą narkotikus pervežtumėt ir kaip prezervatyvą įsideda tablečių, tai pil į praryją, tai jūs į kojinę, ne? Kad jūs nušnekat, atsiprašau. Tai abortą kaip padaro, tai tada nėra gimstamumo. Nu, kaip jūs gimėt? Aš gimiau per abortą, aš abortą auka. Tai jums darė, jūsų kiek atsimenu, tėveliui darė abortą. Nes jūsų mamaitė buvo, bet po to tėvelis... Jūsų tėvelis buvo tas... kaip čia, liaudį vadinamas vištgaidis. Ne, palaukit. Ką jūs painiojat, mano brolis Vygantas gimė tėveliui mano iš užpakalio. Ašgi gimiau savo mamai, kuri, kaip žinote, yra tėvelis jūsų. Ne, aš mamai gimiau teisingų būdų pro... aš galėjau supainioti. Jūs supainiojate mane su mano broliu Vygantu. Keulė tą, taip, žemaičių degloji. Taip, vištgaidis ir žemaičių degloji. Taip. Ir jūsų mama teisingai abortą darėsi. Nes visas kolūkis pastebėjo, kad jūsų tėvelis prie keulių lenda. Tai mičiūrininkai visi susigrėbė laiko. Palaukit, kol jūs mane pertraukinėt. Aš atsimenu gerai tą istoriją, kai visas mičiūrino ūkis buvo labai persigandęs. Atsiprašau, ne Mičiūrino Greifenbergerio ten buvo. Greifenbergerio ten buvo. Plungės rajone. Mičiūrino Greifenbergerio ūkis. Taip. Ir jūsų pastebėtas, kad tėvelis tas vištgaidis, tai vadinamas, lyzdavogi prie keulių, nes buvo zootech. Tai šitą visi tą istoriją žino, taip, mano mama žemaičių degloji yra. O kaip aš gimiau, kai buvo padarytas abortas. Tai čia abortas, Dieve, reikėjo gelbėti nuo tos situacijos, nes velniai. Aš noriu paaiškinti, kodėl aš gimiau, nors ir buvo padarytas abortas. Mano mamai žemaičių deglojai, kai jinai pastojo nuo mano tėvelio, kaip jūs vadinate vištgaidžiu, aš nepykstu, aš teisybę žiūriu. Čia gražus lietuviškas vardas? Taip. Vištgaudis. Vilgaudas. Tai aš norėjau, mano tėvelė, aš jau buvau 15 šeimoje, tai norėjau padaryti abortą, kad aš negimčiau. Bet kai darė abortą, tai nedarė, ne pro tą skylę darė. Tai aš gimiau. Darė abortą per išeinamą angą. Tai aš nežinau, ten jinai pato nekakojo ilgai, nes abortas padarytas, buvo padarė išmatoms abortą. O aš gimiau natūraliu būdu. Tai jūs užaugino kaip grybą.
Nu, aš nedaryčiau tokių toliai einančių išvadų. Aš beje, žinokit, pas save radau grybą namie. Kur? Nu, pakampiai. Pakampiai radau grybą. Ir pradėjau auginti. Žinot, Fantastika, tai jūs jį apsukau merliumi, slojką tokį ir tai grybas auga, dabar aš vonioju irgi merliu. O, tai slojai. Merliui visą ten, badulis mėgstas, jo juokauja, ten visą ten randa pakalbėti. Ir aš žiūriu, kad tas grybas jau formuojasi į tokį žmogų. Žinokit, kas augina namie grybą, jeigu didelis grybas užauga, tai būna panašus į šeimininką. Sakot? Žinot, aš kai prakaituoju, taip lauro lapus pažastėm dedusi, o kaip jumis? Aš deduosi salierą. Salierus, aišku. O tarp, kai jis kai šunta, tai žinokit, labai sveika yra katino plaukų apkamšyti plaukais. Ir patepta lijošum, kuris auga ant tų palangio, kur langai visą laiką būna užkimšti, kur būna, žinote, kaimo sukrypusi troba, tai tarp tų dubultų, tai vadinamų, kur langai du yra, taip. Būna vatos padėta ir dažniausiai koks nors dar kalėdinis žaisliukas. Taip. Man tai fantastika. Bet čia daugiau pietų Žemaitijoje, taip žmonės. Ne, čia pietų Aukštaitijoje. Pietų Žemaitijoje žmonės labiau mėgsta šiaudais apkamšyti savo langus ir padegti šiaudus. Girti dažniausiai. Lietuvos morgų asociacija pagaliau pradėjo leisti savo laikraštį, savaitraštį malonaus kvapo. Vakarų morgininkų asociacijos prezidentas Antanas Bosanova atidarė Klaipėdos mieste elnyną ir ten galima skaniai užkasti, o taip pat paskanauti elnio ir lavono kepsnių užeigoje, lavonėlių užeiga. Aš skaitau, jeigu žmogui... Atsiprašau, nusimaukit kelnes, pažiūrėsim, kokio dydžio jūsų pasididžiavimas. Nusimaukit. Prašau. Palaukit. Baikit jūs žiūrėti mano tavo. Oi, ką mes čia turim, krekždutė, o ne pimpalas. Atsistokit, prašau. Palaukit, parodykit. Taigi, Ką tu čia gaidai žiūrai? Va čigonu, va kaip jūsų Romų problemas spręstume. Aš taip skaitau, pakart žemyn galvą, nupjauti galvas. Aš tai va, žinokit, pagalvojau, kad reikia Murzavą paskirti Vilniuje kirtimų komendantų. Kad turėtų, nes čigonai, kas čia bus, policijos namą sudegino, O galėtų tas, kur vaikus muša su pidarasto jūreivio kepurė, Mažonis. Galėtų tenai aplinkui vaikščioti su stovinčiu pimpalu, jam patiktų turbūt, su uniforma ir stovinčiu pimpalu. Į tvarką darytų. Tvarką. Čigonės auksiniam dantim tik tai šiepia savo dantis. Blink, blizga saulutė. Sako, gal mažonai norite širkę susileisti? Mažonas, aš tau tai suleisiu. Su bananu. Su banana, ir pimpalas dar labiau stovi. Su pimpalu. Uniforma, pidaro kepurė, jūreivio ir su nogu pimpalu, suprastik, ta kelnė su bananu mažonas. Romų bendrijoje sprendžia klausimus. Oi, tai tvarka būtų, oi, tvarkelė būtų. Čia ne vaikųčiam per žarną tapšnoti. Jo, čia biški rimtesnis. Jūs nesimušykit, aš vis noriu jums laikyti už pimpalą, bet niekaip neapčiu. Ko čia mano tėvelio lendi? Ne. Ką gaidį? Ne. Kas atsitiko? Aš norėjau jūsų tėvelį palaikyti už pimpalą. Stokis 4. Ne. Tai buvo praeitoj laido, aš jau dabar 4 prieš kažkokį keulę. Nebestosiu. Va taip. Va tai išeikit dabar iš čia. Neišeisiu. Va išeikit. Neišeisiu. Aš jums padarysiu tepel, padarykit taip su nosim, bet pažiūrėkit. Vo, žiūrėkit, kokie pas jūs veisėsi raguočiai nosyje. Čia yra nosės dervos, va. Pas mane dervų yra visokio. Tai va. Buduliu, ar jūs nors kartą įsivaizdavote, kad jūs, pavyzdžiui, esate moteris? Kaip jums į tai? Kur čia lenkia? Įsivaizduokim, kad jūs esate moteris su 3 krūtim. Ką jūs į tai? Nelabai galiu tokio dalyko įsivaizduoti. Jūs įtempkite savo smegenus ir pasitelkite... Oi, kaip man užskaudo galva nuo tokio galvojimo. Aha. Pažaidžiam tokį žaidimą. Aš jums su banteliu užryšiu bantelį ant galvos. Ko tu čia mane duharinė dabar? Aš jumis neduharinu, aš bandau jūs praskaitinti. Ko tu dabar chatoj be tapkių stovi? Ko tu tapkių neatsinešiai? Va, įsipjauk iš limonado butelio, užsidėk į vaikščiok po chatą. Ką tu čia dabar? Be tapkių chatoj. Purvin nori.
Aš jums, Pačiulp man saldainę. aš jums parodysiu briedį geriau. Parodyk briedį. Va. Padaryk. Ai. Ai. Nu. Patilėkite gal. A kodėl aš turiu tyrėti? Ką jūs čia diktatorius? Žinokit, aš esu atsakingas už tvarką studijoje ir Voksmanijoje. Prašau patilėti. Pats atsakingas, pats atsakingas už tvarką, aš pats su prišiktom kelniam vaikštat nuo praeitą savaitę. Jūs galit patilėti bent 5 sekundės. Atsiprašau, jūsų draugė čia Kanavičių išleido, galėsite. Aš labai atsiprašau. Galėsite tai su Ar jūs Arvydu. mano draugų nelies? Jis nėra mano draugas. A kas jis jums buvo? Jis man pydaras yra, močia krušys. Motherfuckeris. Va taip, va. Malonu. Malonu. Patilėkit bent 5 sekundės. Aš galiu Ai, jūs patilėkit 5 sekundės, tai nėra daug. Jūs, Nepraėjo 5 sekundės. atsiprašau, Nepraėjo, ne 3 sekundžių nepraėjo. Jūs Aš vėl noriu, tauškit kad jūs- savo kakarinę atidarėte. aš noriu paklausti, kur pas mane namie Jūs po atrodo- praeito jūsų apsilankimo dingo 2 rankšluostėliai ir 1 lėkštė, į kurią aš dedu cukrinukus. Kur dingo ta lėkštė? Po paskutinio jūsų, kada jūs paskutinį kartą po laidos? Palaukit. Ir man labai paskutinį kartą, aš smigau tada gerdamas. Aš O kodėl aš po vienos taurelės nulūžau, man labai skaudėjo kitą rytą užpakalį. Paaiškinsiu. Man skaudėjo užpakalį kitą rytą, aš nieko neatsimenu ir pas mano tie gražiausi 2 rankšluostėliai Jūs dingo. norit pasakyti, kad aš jums naktį, kai mes su jumis vaišinomės, kad aš jums pribėriau kalafelino, o jūs jau 5... A, iš kur žinote apie klofeliną? Aš kur žinote apie klofeliną? A, Iš kur Aš žinote? pas jūs vonioj radau. Ten, kur stovi pas jūs dantų pudra, moidodir, dar su skarbonkiai nuo saldainių ir šepetėliai, ten buvo ir klofelino bankučiai. Ten jo niekada nebuvo. Ten yra salicilio spiritas. Man kur žaizdos atsiveria spogai, aš jas tepuosi. Pas jumis stigmatos, mat, atsiveria jūzuzėlis mūsų. Aš tą klofelino bankutę tenai pastebėjau. Jūs ją pastatėte tenas ir nepasiemėte, nes žinot, pagal ką pažinau? Už tai, kad ta bankutė šūdai smirdėjo, jūs visą laiką, jūs niekada nenusiplaunat rankų, jūs kai šįkat visą laiką su šūdinom ir vaikščiat, nes jūs taip motyvuojat, kad pas jūs gerosios bakterijos nusiplauna. Jūs visą laiką prasmirdėt. Aš negaliu išnaikinti teigiamos floros prie savo užpakalio. Bronius, jūs mane apvogėte. Aš neapvogiau jūs. Jūs mane, ne tai, kad jūs mane pabirbinot. Klausykit, čia stiulė. Jeigu jūs per dažnai valysit savo užpakalį, pas jūs gali karpos kaip grybai užaugti. Reikia, kad teigiamos išmatų bakterijos ten gyventų. Kaip jūs nesuprantate elementariausių dalykų? Jūs palaukit, nenukreipkite temos. Jums tai širdies priepuolis. Palaukit. Puškoja jau ponas. Jūs mane Pačkutė, Jūs mane... Garai tik eina. Taip. Jūs ne tai, kad tą vakarą išgerite Sobieski degtinę, kurią reklamuoja, kur aš nusipirkau. Mane dar pabirbinot klofelino. Ir išeidamas dar mane apvogėte. Pavogėte rankšluostėlius. Aš atsiprašau, kaip jūs žinote, kokį jūs darot iš ko, remdamasis išvadą, kad aš jūs, kaip jūs sakote, pabirbinau. Nu, bet jūs atsiprašau, jūs vagis, jūs tvorą, kaimyno tvorą, jūs persikėlėt 1 metru labiau. Aš ant tos tvoros, aš jums pasakysiu. Ar jūs obuolius mano vagėte? Aš nevagiau jūsų. Jūs man pavydite. Jūs man pavydite, jūs visko man pavydite. Pas jūs 2 kambariai, pas mane 1 yra. Aš nieko jums negaliu papasakoti. Aš jau papasakoju, kas man... Aš ramiai, apsiraminkim, išsiaiškinkim, vis tiek mes draugai. Aš pripažįstu, kad aš jums pribėriau klofelino, bet niekada nepripažinsiu, kad aš jį atnešiu. Nes po to aš pirštą antspaudos jūsų jau, kai jūs mėgojate, uždėjau ant bankutės. Ir aš pripažįstu, kad netgi bandžiau pabirbinti jūs, bet tačiau jūs per miegus badotės ir spardotės ir žaidžiate briedį. Ir man nepavyko jūsų pabirbinti, kad ir prie geriausių norų. Einam toliau. Ir išeidamas namo, aš nenorėjau, kad jūs liktumėt šušalės vienas gulėdamas paklofelinis ir paėmiau rankšluosčius, norėjau jūs apkloti, bet po to pamiršau jas padėti. Tai kur jie dingo? Kur jie dingo? Aš pamiršau jas padėti. Tai kur aš juos dabar surasiu? Jie greičiausiai randasi pas mane namie balkonė iš skalpinės jas rudom dėmėm, aš po to valiausi. Va jūsų rankšluostėlį. Atsirado mano rankšluostėlį. O kur cukrinė mano? Kur mano krištolinė cukrinė? Cukrinė yra, atsiprašau, tiutių. Aš ją Kalvarijų turgui esu pardavęs žmogui iš matymo nepažįstamam rusakalbiui iš darbo partijos. Tai jūs man tada
nupirkit bohemiško krištolo taurę. Užsimanė kiaulė banano vidury žiemos. Jūs ponas Jūs atsiprašau. man ir liustras skolingas esate. Jūs man tada, kai girtą sudaužėte liustrą, per naujus metus, kai šampanas jūsų rankose sprogo. Atsiprašau, sušiktas pilkas laidas, kabantis su 40 svatų lemputė nuo lubų, jums yra liustra. Ten buvo krištolo dirbiniai. Ten nebuvo aplinkui. jokio krikštolo. Atsiprašau, jūs visą gyvenimą buvot ubagas, jūs niekada nieko neturėjot. Jūs visą laiką skolinatės iš manęs. O kam lengva dabar? Ir neįsivaizduokit tokio išpūsto bando jūs pono. iš to pavydo, aš nesuprantu, jūs tarybiniais laikais jau man pavydėdavot, kad O aš kodėl ir pas jūs yra mašiną auksinių dantų net du, pas mane ne viena, pas mane yra iš ketų. Dirbti reikėjo, dirbtais laikais, tai aš tai taupiau. Pas mus tada tarybinė mūkį visiems dėjo dantis iš ketaus, iš pyžiaus. O jums pas jūs iš kur auksiniai dantis? Mokytojas. Oi, mokytojas, profesorius. Aš susitaupiau. Jūs- Aš turėdavau rublį prie rublio, dėjau, tik va santaupas visus. Jūs atsiprašau, KGB struktūrai visai šiknas laižė, dėl to jums auksinius dantis įstatė, bet jie vis tiek... Aš nelaižiau, aš buvau žmogus gerbiamas, turėjau daug štuosius, vieną nusipirkau, baigiau. Gerai, kad pripažįstat bent. Pažinau, tai bet tai partinę mokyklą baig, tai ką, jau čia, reikėjo tik tai pirteliai nuvažiuoti su Raikomo Jūs tuometiniu išmatų, atsiprašau, leisit paklausyti. Socialinės išmatų valgytojų sąjungos, kokių sąrašė katrų numerių eina ponas? Raikomo tada generaliniu sekretoriu Turbūt šeštu. pagerdavau, turėdavau, žiguliukui paskirimą gavau. Blitz turnyras. Ar mokote šokį polką? Su ragučiais ar be? Atsakykite į klausimą. Aš klausiu jūsų su ragučiais ar be? Su ragučiais. Jeigu su ragučiais, tada nemoku. Antras klausimas, per kiek laiko lavonoje tau nagai ir plaukai? Per dieną. Teisingai. Ir trečias klausimas, kas... Buvo Jono Krikštytojo motina. Ne. O kas buvo? Elžbieta. Ne, klausimas buvo kitoks. Dvi sesutės per kalnelį nesusieina, kas? Tai juokas, jaučiau tokį užduot myslę akiniai. Ne, neteisingas atsakymas, tai yra akis. Na ir paskutinis, 5. klausimas. Du broliukai prie kalnelio susieina, kas? Kas čia galėtų būti? Sudėtingas, galvojam. Nepasakinėjom. Du kalniukai per... Ne. Du broliukai prie kalnelio susieina. Du broliukai prie... Kalnelio susieina į krūvelę. Tai čia turbūt, kaip čia, taip, vagina ir anusas. Ne, ką jūs taip supošinat? Tai yra penis ir seklydės. Kągi, pas jūs iš 5 klausimų atsakymų yra 3 teisingi. Sekantis Blitz turnyras, pirmas klausimas, jums vėl turite šansų pasitaisyti, pagodos plaukimas. Du broliukai prie smirdančios skylės beveik susieina, kas? Nenorėčiau jau dabar dalyvauti šitoje viktorinai. Prašom atsakyti klausimą. Jeigu aš neatsakysiu, kas čia bus tokio. Kas čia vyktų, jeigu aš dabar neatsakinėčiau? Aš bijau, kad... Pavyzdžiui, jeigu aš dabar užtilčiau, jūs turėtumėt vieną Aš turėsiu pasakyti teisingą atsakymą. Jūs susikaupkite dar kartą, be jokių čia... Užduokit dar kartą tą patį klausimą. Du broliukai, sakyčiau, sprendžiant iš dydžio tikri broliai. Ties smirdančią skylę beveik susieina. Šikna! Na, beveik teisingas atsakymas, praktiškai teisinga. Čia yra šiknos oboliukai ir šiknos skylė. Na kągi, pagodos plaukimas jums suskaitomas, jūs patenkate į antrą turą. Duokit man! Parabadykit. Liau. Dar toks vienas pasaulio margumynas. Amerikoje, Sietle įvyko nutikimas, kad iš zoologijos sodo pabėgo smauglys.
Vėl tas pati. Skai. Tai jūs nusišuosikit užpakalį, tada ko jūs man kišote iš to lieto. Smaugliai bėga, tai teisingai, kiekvieną kartą, kai pabėgo smauglys, reikia apie tai pranešti. Tai baigit savo žinutę, ką aš dabar baigsiu? Pabėgo smauglys, gerai, jūs geriau žinote. Ilgaodegis per naktį nušliaužė iki pat Aliaskos. Ilgaodegio ilgis 2 kilometrai smauglys. Čia iš tikrųjų nesąmonė. Tokių smauglių nebūna. Mėgstate kramtomą gumą? Mėgstu. Bet aš kai dabar išpersiu, tai kaip tik prarijęs buvau, tai spėkit pagauti. Atsiprašau, iš kur jūs gavote kramtomos gumos? Man davė. Kas davė? Čia studijoje buvo padėtas mano gumos pakelis. Atsiprašau, jūs savo gumos niekada nenusipirksit, nes esate visiškas skrega. Ir parduotuviai jūs skaičiuojate centus, jūs net drebate visas, kai jūs centą pamatot parduotuviai nukrytasi, jūs net pradedat drebėti. Mane taip išmokino tėveliai, taupyk centą prie cento. Taip, bet iš kur kramtoma guma dabar pas jūs atsirado? Aš atsinešiau pakelį kramtomos gumos ir pasidėjau... O tai kas jums darosi keisti, kad draugas biškį atsilaužė? Aš nesakau, kad čia aš atsilaužė, bet jūs jau prezimuojate, kad tai aš padariau ir aš norėdamas išbėgti už akių, iš karto klausiu, kas jums šitame yra keisto, jeigu, tarkim, aš... Pavogėte iš manęs kramtomą gumą. Neatsiklausęs. Eilinį kartą jūs vėl vagiate, jeigu galvojate, kad padėtat stalą, jūs galvojate, kad tai yra jūsų. Paprastas, banalus, sakyčiau, paėmimas neturėtų būti vadinamas vagystė, gerbiamasis. Vagišius. Skambiais žodžiais švaistote, žiūrėkit, kad atgal negrįžtų su griausmu. Iš žvirblių išlenda, uraganų sugrįžta. Jūs... Klausiau. Tai pasiaiškinkit, kur jūs gavot kramtomą gumą? Man ją davė. Kas davė? Davė man... Kas? Skaiva davė. Skaiva bare šiuo metu. Skaiva bare davė. Aš buvau vakar Vilniuje. Taip, vakar buvau. Jei uždrausta yra bendrauti su jumis. Ji man pametė per langelį. Perdavė per Harį Mackevičių. Haris Mackevičius apsimetė, nori įsisiuoti tualetą ir permetė man pro langelį, aš pagavau tiesiai burną. Ir dabar sėkmingai kramtau. Ir ar reikėjo dėl to viso šito vėją dabar tokį kelt, gerbiamas ponė Česlovai? Ar patikės radio klausytojai jūsų tokia versija? Duodu 1%, kad tikrai ne. Tai yra 100%, kad ne. Kad nepatikės. Taip. Bet kodėl jūs iš kur ištraukit, kad aš iš jūsų iš tikrųjų... Bet yra guma ir trūksta man poros. Paros gabaliukų man ir trūksta. Aš jūsų gumos. Man nereikia jūsų gumos. Aš turiu savo gumą. Papūskit man šiek tiek į nosį. Mano guma. Gerbiamas Bronius, vat jūs, man pasakykit, jūs šviesi asmenybė, ar jūs atsimenat, kas yra Vingių Jonas? Kuriam čia kūrinį buvo jis parašytas? Čia, man atrodo, Valatka Lietuvos ryte aprašė šitą personažą. O Laimės žiburys? Čia apie diskoteką. Vat jūs ir nežinot pats, o dar juodinate juodžius. Aš žinau, Biliūnas parašė, o Vingių Joną parašė Žemaitė. Matot, O tai kodėl jūs dabar šitą tokiu pakeltų pafosiniu balsu drabstat seilę ant studijos mikrofono ir dar, atsiprašau, jūs, man atrodo, dar ir orą pagadinote. Pagadinote orą, duokit aš pakvėpuosiu jums, palaukit. Prašau, pasidarykit. Parodykit, kur jūs esate. Bezdalų kaukę pasidarykite savo. Nusiimkit kelnes, palaukit. Atsisakit diržą, sakau dabar. Prašau. Atsisakit diržą. Čia ne diržas, čia yra virvė. Aš virvė, čia virvelė. Labagas. Nusimoviau. Nu, dabar pirstelkit, ar tas pats kvapas bus, parodykit. Čia tipiškas yra jūsų vėjavimo meteorizmo odoras. Taip. Tai jeigu jūs pripažįstate, kad jūs ką tik tai prieš tai slapta nusiperdėte studiją, o po to dabar man tiesiai... Atsiprašau, apie mūsų tokią skalaukę. Taip. Vaikštai ir nesupranti. Užsičiaupiu. Pata. Atsistokit biškį, va tai va. Kaip? Ponas, va tai va, žiūrėkit, va tai va. Atsistokit. Ką daryt? Pasilenkit. Nu ir kelnytis, va. Ką jūs darai? Tu mane gaičiu nori padaryti? Aš norėjau pabučiuoti užpakalį, tai nėra gaidinimas. Tai bučiuok. Duokit. Ką tu ten darai? Aš bučiuoju.
O ko lendi tenais? Aš nelendu, duokit aš jums pabučiuosiu užpakalį ir ramiai draugiškai įsiskirsim kaip bachūrai. Nu, bučiuok. Nu, malonu, kad toks supratingas. Koks būtų cigarečių kiekis, kai jūs, pavyzdžiui, būnate pas save namie ir rūkote savo išmetas? Aš nerūkau savo išmatų, jūs visiškai be reikalo klaidinate žiūrovą, klausytoją, rinkėją. Gal mes turim fantastiškų dovanų, firma mums dovanoja, štai jums rinkinys prostatos valiklis ir pasta. O ką čia su jais daryti? Valykitės dantis. Dantis arba kaip pas Katiną. Nu, dantis pas mane jau senai iš domino padaryti, nu. Žinokit, aš turėjau vieną pažįstamą irgi buvusi nuteistai, šiaip geras žmogus, nekaltas buvo, bachūras sėdėjo. Tai, žinokit, pas jį dantis atėjo iš zonos, buvo iš Pyžiaus. Juodi, bet jis jos padažydavo su aliejiniais dažais. Tai aliejinis dažas labai ilgai džiūsta, tai savaitę su degtukais pražiodavo lūpas, kad neužsivaflintų seilėm ir išdžiūdavo. Tai, žinokit, iš Pyžiaus dantis patys stipriausi buvo dantis ir svetimkūnė visiškai organizmas net mesdavo. Nu, čia nežinau, kur jis sėdėjo, bet... Špyžium pravardžiavo, išpyžinius dantis. Špyžius! Nu, tai taip jis sakė. Nu, tai jis sakė, zemliakas gimanu. Špyžius, nu tai nuo to jau reikėjo pradėti sakyti. Aš čia dantis darė kažką tai. Špyžius iškart sakytum. O, bachūras buvo, gaila nušovė. A jau nušovė? Nušovė, laidotuvėse buvau. Nu tai ką žinai ten. A dabar važinok, vėlinės va bus. Pasiemu degtinės butelį. Ir nuvažiuoju ant kapų. Ir žinokį kalbuosi. Su vienu paminklu. Su kitu. A kiek žinau žmonių. A kiek savų. Į ašarą nubraukiu. Kadangi aš vis tiek... Verkia žmogus. Paverkit. Paverkit pas mikrofoną. Tai aš paiemu, nuvažiuoju. Tai vodkės. Sau šliukšteliu. Taip, šliucha. Šliuchai. Tas, kur jau kapelį guli, nupilu. Padarau 100 gramkę, pazėdžiu, paverkiu ant kapo. Sakėt pazėdžiu. Kapo pasėdžiu turėtų menį. Pazėdžiu ant kapo, galvoju, jaunas bachūras galėjo gyventi, a nebėra. Padėtas kape guli. Einu kitas žiūri draugas. Ašarom apsipilo. Jie vėlytis galvoja. Gal jūs biškai... A dar bonkę išgeriu. Dar šliukšteliu ant to 100 gramkę. Vėl apie šliuką. A po to pralinksmėjo. Linksma pasidaro. Ir juokiuosi. Jūs kapuose gulit. Jums skambina. Jūs kapuose gulit. Aš linksmas. Gyvas. Normaliai. Oi. Kas čia sisioja? Tai iš Junior ar Skaiva? Skaiva negali. Skaiva negali fiziškai sisiot, bet jinai galėjo fiziškai pasisiot prieš būdama dar ne Vilniuje. Čia. Nu, man gerbiamas Šarūnas sakė, čia kad... seno šlapimo yra tvaikas. Kas, Rosita ar Skaiva, prašau man. Man atrodo, kad... Palaukit, parodykit klešnę. Parodykit klešnę. Ne, čia jūs čia ne... Prašau parodyti klešnę. Ne, čia nieko panašaus, čia man buvo seniai. Čia apgamas, kelnių apgamas, džinsinis apgamas, čia tikrai nėra šlapimas. Bet jūsgi šiandien nesu džinsais, jūs su rudom savo tom kelniom. Jūs su tom... Tai čia yra rudėjai džinsai. Čia rudėjai džinsai. Arizona užrašyta. Parodykit, Jekatau, sakau, jūs apsimyžęs. Jūs apsimyžot. Žinokit, aš jums rimtai sakau, kad tikrai ne aš. Jūs neuostikit ant manęs, jūs uostikit. Aš buvau prilietęs su džinsais tą vietą, kur dabar apgamas džinsų, su tą vietą, kur... Nu tai dabar prašau, išvalykit savo. Aš negaliu valyti, kas prisisioja, tas tegul valo, arba Skaiva, arba Rosita. Kodėl jūs šmeižėt šitas dvi moteris, kurios visai nepričiom? Aš labai nekenčiu moterų. Aš skaičiau Da Vinčio kodas. Ai, kaip? Pasirodo, žinot ką, jūs įsivaizduokit, dabar tas trikampiukai, aš jums viską paaiškinsiu, kaip viskas yra. Tai yra taurė, tas viršutinis, ir yra ašmenys. O jūs sudėkit tuos abudu trikampiukus ir ką gausit? Nieko aš nesuprantu. Žydų žvaigždę. Ainas. Jeigu jūs tolėto žvaigždės tas sudėsit, gausit žydus. Ainas savo. Tai žydai siurbia iš mūsų viską. Šūdus ir myžalus. Viską siurbia. Vidutinis vėjo ilgumas yra 15 metrų per sekundę. Sinoptikai praneša, kad... Jūs vėl smirdat bezdalais. Jūs pradedat dirbti iš karto apsišikat vietoj. Nereikia manęs painėti su meška, kuri apsikakoja, kai pamato žmogų. Jūs pats matyt apsišikot prieidamas prie mikrofono. Aš tikrai, žinokit, neapsišikau, jūs vis... Nuo jūsų neša šūdais.
Čia kvepalai. Kokie čia jūsų kvepalai, čia jūsų šūdai? Iš viso, ką jūs valgote? Klausykit, kodėl jūs pradedat laidą nuo kažkokių isterinių pasišūkavimų, ne kad nusišypsotumėt kaip saulutė. Nusišypsoti tam, kuris smirda šūdai. Aš nesmirdu šūdai, čia kvepalai smirdu. Kokiais kvepalais? Kvepalai, nesvarbu, man atvežė iš... Kodėl nuo jūsų neša kažkokių šūdų? Čia žemaitiški kvepalai yra. Kiaulės odos kvapas, fragrances. Tualetinis vanduo kiaulė. Telšių būtinės chemijos kombinato naujas produktas. Kodėl jūs mane čia gaidina dabar? Iš močiutės, iš babos kalendoriuko šiandien skaičiau tokį įdomią naujieną. Jeigu norite sugerti neskanų verdamų kopūstų kvapą, įdėkite duonos gabalėlį. Tai gal jūs dabar duonos suvalgykit, kad nesmirdėtumėt? Aš kaip tik palaukit kišenį, visą laiką nešiojuosi duonos kulelį. Suvalgykit. Nu va, iškart mažiau smirda nuo jūsų. Duona labai sveika valgyti, tada išmatos sukietėja, gaunasi kaip hanteliai. Leiskit paklaus, kokio ilgio pas jūs penis yra? Penis? Penis. Varpa. Kokio ilgio? 11 centimetrų. 11 centimetrų. Nu, tai sakyčiau, kaip Lermontovo Čia spalčių. Ramybės būsena. Ramybės būsena. Na, kaip susijaudinės, kokio ilgio? Nu, priklauso ar ant vyro, ar ant moters susijaudina. Ten moters būna 10 centimetrų, ant vyro 28. Gerai, pakalbėkime dar, pavyzdžiui... Nu, pašnekam apie jūsų penis. Sakote, susijaudinės būna 28 centimetrų ilgio. ilgio. Nu, baikim tą purvą tautai nešti. Žinokit, gyvas būsiu, nepatikėsiu. Negali būti tokio ilgio penis. Prašau pasižiūrėti, va. Tai palaukit, parodykit. Pabučiuokit. Jūs ir man pačiupysiu. Pačiupėt. Čia 11 centimetrų, pas mane pirštas yra 11 centimetrų. Čia pas mane implantas. Paklauskit jūs, koks mano penio ilgis. Vat kuris įsistatėt silikoninės krūtis, kaip čia buvo? Aš silikoninės krūtis įstačiau į užpakalį, kad būtų užpakaliukas, kaip pas Merliną Monroe. Merliną Mansoną. Merliną Mansoną. Nesvarbu. Ai. Kas jums geriau, pavyzdžiui, kokia spalva, juoda ar balta? Nu, triusikams balta, o liemenėlę, kaip jūs nešiojat, juoda. A jūs stringus mėgstat nešiot? Ne. Dėl praktinių sumetimų. Nes kartais, kai būna paleidžia vidurius, tai stringai nieko nebesulaiko. Na kągi, išties. Vertinu jūsų humoro jausmą. Jūs išties esat linksmų plaučių vyrukas. Neieškot žodžių kišeniai? Neieškau. O, žiūrėkit, jūs aš esu matęs ne kartą rausiantis po viešųjų išviečių išvietės. Ką jūs, leiskit paklausti, ieškot? Švirkštų tikrai negalit, net tas jūsų socialinis statusas. Aš ieškau senų žmonių prisiminimų, nes seni žmonės išmeta savo knygutes, užrašų knygutes ir dienoraščius. Aš ieškau senų žmonių prisiminimų, kurie pražūsta šiukšliadėžėse. Tai jūs kompiliuojat, renkat tuos prisiminimus ir leisit knygutę kaip savo prisiminimus. Jūs plagiatorius, jūs elementariausias vagis. Aš ne vagis. Jūs vagis. Yra netgi biksai apie jūs dainą sukūrė. Jis vagys. Atsiprašau, kai Samas išvažiavo iš mano namų, jis mane pats apvagė. Eikit. Va tai va, aš pasigėdau daug dalykų. Ir kaip jūs irgi iš manęs vagėt. Papasakokit man, kaip jūs kaip psichologas, kokias iš seksualinės prizmės pusės. To aš jums paaiškinsiu. Na kągi, žurnalistas, kaip mes žinome, yra seksualizmo demonas. Ir jam duota Dievo galybė į rankas skleisti informaciją, ką aš niekur. Bet jūs seksualinė problema, jūsgi seniau taip man gerai prieš dar mūsų šitą diskusiją pasakojot, kad tie žmonės yra užslėptas sadizmas ir homoseksualizmas. Taip, aš atsimenu, jūs buvot visai mažas vaikiukas ir aš jums sekdavo pasakas. Tada jūs užmigdavot labai greitai. Labiausiai jūs užmigdavot nuo pasakos apie žurnalistą, kuris nusimaudavo kelnes. Ir tada jūs užmigdavot ir tada aš pats nusimaudavau kelnes ir lyzdavau pas jumis į lovelę. Bet matot. Ir vieną kartą jūsų tėvai aptiko mumis. Man buvo 8 metukai, jums 6 tada. Bet jūs jau nuo tų laikų sugebat patenkinti savo aistrą ir tą aistrą išsilieja. Jūs buvo tada 3 metukai, man 7. Aš mėgdavau jums pasakas. Taip išsiliedavo aistra ir man išsiliedavo aistra naktį. Bet jūs tapote tik žurnalistu. Jūsų tas gal sadizmas. O jums nekyla noras į tą Men's Factory gėjų nuėjus? Ne, man yra ten purvina. O jūs tam Rusy
su bizūnais, kur prisirakinti, kur... Man labiausiai patinka, kai su 12 voltų akumuliatoriaus iškrova vieną laidą į burną, kitą ne į burną. Nu ir tada labai gerai, ir druskas nuima, pašalina, ir karpas išsilygina. Nu, ką jūs galvojate apie žarnyno valymąsi? O, man labai patinka, aš turėjau, žinokit, merginą. Nu, ką? Ne, vaikiną, atsiprašau. Nu, ta proga ir pasaulio margumynai. Toks pranešimas iš Indijos Bangaloro provincijos. Vienas dramblys sumanė išsivalyti savo žarnyną. Prisisiurbęs pilnas raublį vandens, jis į išangę savo prisipylė 8 kubinius. Jis savo į išangę prisipylė 8 kubinius dekalitrus vandens. Pamatė Indijos gyventojai, išprotėjusi dramblį iš karto nušovė. Tai tamsu. Aš tiesiog, žinot, vonioj kartais pasilenkiu ir į kraną. Va taip, nu, tą vietą, kurią valytis, biški užkišu. Su išangė apžiaubėt. Jo, ir paleidžiu vandenį, šaltą, karštą, tokį pamainomą. Man žinokit, Ilona Penkauskinė pasakojo kaip medikė, kad žmogus gali numirti nuo šalto vandenio klizmos. Vat labai iš ties įdomus dalykas. Jinai kaip medikė man dievagojasi. Nu, matot, aš tai grūdinosi, nes tak pradžiai šalta, po to karštą. Žarnyną reikia grūdinti. Žarnyną reikia grūdinti, labai įsivalyti, nes, nu, jaunėjimo procesas akivaizdus yra. Taip. Nu, ką čia? Ir mikroflorą žarnyno reikia daboti. Nu, taip, bet jį labai greit atsidaugina. Nes... Nu, tai tam reikia naudoti pieną su česnaku. Bet jūs žinotumėt, kiek ten visokių nešvarumų, prie tų žarnų senelių prilipusių. Nu, tai kirmelių vien kiek išeina. Nu, kaip leiskanos, kaip viskas tokie, nu, tokie. O kiek būna surandi po to išvalę žarnyną, kiek visokių prarytų sagų. Oi, monetų kiek aš. Taip, aš tai, netgi muziejų atsidariau, ištraukti iš mano žarnyno muziejų. Nu, taip, bet jūs tai tą muziejus anksčiau iš monetas iš muziejaus taip ir vogdavot, jums nereikėdavo net nuryti. Nu, žinot. Nu, iš Žygimanto Augusto iš Nacionalinio muziejaus monetas kas pasiėmė. Kas atsiprašant, kai vyko žemės kasinėjimai, kur valdovų rūmai dabar 9 metus statomi, viską jūs ten rasdavot ir kišdavote savo tenais ir neždavot, po to man girdavot. Nu, tai tokie būdavo laikai, o kaip tu praeisi? Nu, gerai. O kai jūs dirbdavot mėsos ceche ir dešrelės, į užpakalį įkišdavot, praeidavot pro kontrolę. Bet tai čia aš neždavau visiems pavalgyti? O kas ten iš jūsų monetų? Iš tų valdovų rūmų dabar 9 metus. Bet tai socialistinis grobstytojas buvote, o aš tai intelektualusis grobstytojas. Aš bent lobis Žygimanto Augusto. Nu tai lobis. Aš buvau net iš grabo pavogęs Barboros Radvilaitės spiralę. O jūs tuo metu dešrelės pieniškas ir šuniškas, sabačiradas, į užpakalį susikišęs. Dabar sabačiradas. O tai tada taukinais žandais man tik apsičiapsėjęs, kaip skanu, čia slovėlį, kaip skanu. Kokių dešrelių mes šiandien turėsim, tik tai ateina namo ir žiūri į šaldytuvo pusę, nei mane. Kokių dešrelių šiandien turėsim? Jūs man vis tiek esat skolingas už tai, kad aš prižiūrėjau vaikystėj. Ir kaip Iš vaikystėj, atsiprašau. Aš jums... Jūsų toks palyginimas, tai yra tas pats, kas valdovų rūmų statymas 9 metus, kai Akropolį galima per 2 mėnesius pastatyti naują. Jūs labai greit primiršot tą ne kartą pasitaikiusią situaciją, kaip Pedro Almodovaro filme, kur vienas berniukas užmygo su erekcija, kitas berniukas ant jo pajojo. Tai kai jums buvo pirmosios erekcijos, aš taip ir dariau. Visą save atidaviau jūsų auklėjimui. Aš tada neturėjau pasirinkimo. Aš tada su jumis gyvendamas neturėjau pasirinkimo. Jeigu būtų pasirinkimas, aš būčiau matęs moteris. O kas kaltas, kad jūsų tėvelė anksti pasimirė ir aš buvau jūsų piktos tetos lieptas, kad aš jūs prižiūrėčiau? Jūs pats mane padarėt gėjum. Jūs pats padarėt mane gėjum. Aš galbūt ir nenorėčiau. Ir homoseksualizmas yra nuodėmė, kaip sakė šitas italas, kur Europos Sąjungoje, kur pagarsėjo. Jūs nemanykit, kad tada jūs man ir darėt patį pirmą žarnyno valymą tada, savo mažų dzindzilėlių. Nu, bet atsiprašau, aš tada nekaltas, kad jūs mane privertėte tapti gėjumi. Gerai, nusiraminant.
Vat būna žmonės, kurie vėjuoja daug ir nieko doro neprivėjuoja. O aš tik mažą šnipą išleidžiu ir žiūrėkit ir musės dvesia. Nu taip, ir jūs nemėgstate. Labai nemėgstu. Jūsų tas vėjas, tas iš užpakalio, nu vėjukas pavadinčiau, vėjelis, smirda kažkokiu koncentruotu tokiu. Jūs, pavyzdžiui, galite su Comme des Garçons firma pašnekėti, kur sintetinius kvepalus daro. Kur... Man labiau primena, žinokit, Juozas Statkevičius kvepalus. Na, dabar pakalbėkime apie moteris. Ta tema seniai yra poeto apdainuota, išdainuota, tačiau mano kaip vyriškos orientacijos laidų vedėjo požiūrių moteris yra per daug didelį riebalų sluoksnį turinčios, linkusios tukti, prakaitas jų smirda 5 kart baisiau už vyro prakaitą. Tas nutukimas be abejo, tas senėjimo procesas, kur padaro iš moterų visiškai... Man tai labai patinka, kaip ir jums tas, kai moterys labai jau tampa senos, tai jų kojos tampa tokios kaladės į batus įkištos. Arba atvirkščiai tokie degtukai. Ir kreivi degtukai, kaip šapoklek. Tai kokie nors ir vienos iššokusios ir eina tokios. Tai vat, aš dėl to ir nemėgstu moterų ir protestuoju. Būna graži gėlelė, būna vat 18 metų modelis, gražutė, gražu. O, ten, Fashion TV. Jo. A po to, žiūrėk, 20 metų jau ir po gurklis, po odinis, ir po to 25 metai gali, boba. Boba.